Prieš 2000 metų Dievas kūrėjas atėjo į šią žemę Jėzaus vardu ir sudarė naująją sandorą. Per naująją sandorą Dievo vaikai, kenčiantys nuo nuodėmės ir mirties, gali gauti nuodėmių atleidimą ir amžinąjį gyvenimą. Trejus metus Jėzus savo mokiniams rodė pavyzdį, kaip laikytis naujosios sandoros. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. Po prisikėlimo Jėzus paprašė savo mokinių mokyti visus žmones laikytis naujosios sandoros, kad jie būtų išgelbėti. Sekdami Jėzaus žodžiais, jo mokiniai skelbė naująją sandorą. Naujojoje sandoroje, per kurią galime gauti nuodėmių atleidimą, yra garbinimo nuostatas. Jei vyras pamaldų metu užsidengia galvą, tai pažemina Dievą. Jei moteris neuždengia galvos, tai pažemina jos galvą. Bažnyčioje, kuri laikosi naujosios sandoros, moteris pamaldų metu uždengia galvą šydu, o vyras ne. Tačiau po Jėzaus įžengimo kai kurios moterys tvirtino, kad neprivalo dėvėti šydų. Dėl to apaštalas Paulius ragino jas dėvėti šydus, aiškindamas, kad ilgi plaukai moteriai iš prigimties atrodo gražūs. Spręskite patys, argi tinka moteriai melsti Dievą neapsigobusiai? Argi pati prigimtis jūsų nemoko, jog vyrui gėda nešioti ilgus plaukus? Tuo tarpu moteriai garbė turėti ilgus plaukus. Mat plaukai jai duoti vietoj dangalo. Jei kas dar norėtų ginčytis, te žino, jog nei mes neturime tokio papročio, nei Dievo bažnyčios. Biblijoje aiškiai nurodoma, kad moteris pamaldų metu turėtų užsidengti galvą šydu. Šydo dėvėjimo praktika moteriai garbinimo metu yra viena iš naujosios sandoros taisyklių, kurių mokė Jėzus ir kurias skelbė apaštalas Paulius.